dabar galvoju, iš tikrųjų yra visai gal ir geras žingsnis truputį šokti į emocinės, sakykime, regėjimo sutrikimų problemas ir psichosomatiką. Tai labai trumpai pristatysiu, kad pavyzdžiui, vienas iš dalykų psichosomatikoje klausimo, tarkim, irgi, o ko žmogus nenori matyti gyvenime. Ir sako, tarkim, akys regėjimas suprastėja, nes žmogus sąmoningai, gal ir nesąmoningai kažko nenori tiesiog matyti gyvenime. Ir tų pavyzdžių dar daug, bet tiesiog klausytojų supažindinu su pačiu principu, kad ne tik fiziškai, kad ten raumenys kažkaip sutrinka, kažkokie tais įtampos atsiranda, disbalansas, bet kad yra ir emocinės šito priežastis. Ir norėjau paklausti jūsų, Sigita, kaip jūs suprantate, ką jūs atradote per savo analizę, kokios yra emocinės priežastis, kokia psichosomatika akių sutrikimų. Šita tema yra labai plati ir labai įdomi iš tiesų, bet aš sakyčiau, kad tik tai tai regėjimo sutrikimo priežastys yra tik emocinės, kurios vėliau paveikia raumenyną. Aš jau dabar nepasakysiu pavardės, bet yra mokslininkas, psichoterapeutas, kurio teorija ir vadovaujamasi labai dažnai yra, vadinasi, šarvuoti raumenys, kažkaip šarvai ant raumenų maždaug. Jeigu emocijos nuolat patiriama kažkokia įtampa, raumenys tiesiog tampa kaip šarvai, tokie kieti. Tai visų regėjimo sutrikimų priežastys dažniausiai yra emocinės kilmės, tokios iš įtampos, kuri trunka ilgesnį laiką. Dabar sakyti, kad žmogus nenori kažko matyti, iš vienos pusės yra taip, iš kitos pusės tai labai tampa nuvalkiotu, todėl kad tai tampa nesuprantama žmogui. Tarkim, ko žmogus gali nenorėti matyti. Tai taip subtilu. Pavyzdžiui, vaikas, berniukas, jis yra aktyvesnis nei visi kiti ir mokykloje jam nelabai sekasi, bet jis nori, kad tėvai jį mylėtų ir jis stengiasi gauti tuos nenormalius 10-tukus dėl to, kad tėvai būtų patenkinti. Ir net jeigu jam norisi lakstyti, jį ten sugėdino keletą kartų, jisai negali to daryti, nes nori įsiteikti, nori įtikti. Ir galima sakyti, jis kažko nenori matyti, bet taip nėra. Taip kažkur pritempti prie to galima. Bet iš tikrųjų nuolatinis kvėpavimas vaikui į nugarą, kad tu daryk namų darbus, būk toks kaip suaugęs. Vaikui, pavyzdžiui, gimsta sekantis vaikas šeimoje, vaikui regėjimas sutrinka labai dažnai dėl to, kad jis patiria tiesiog įtampą. Taip kad galima sakyti, kad jis nenori matyti to vaiko nesąmoningai ar ne, bet man čia daugiau taip pritempta. Iš tiesų, ir paskutiniu metu tyrinėjau, kodėl aš nenoriu žiūrėti detalės, nes mane visi pratimai, kurie yra skirti apžiūrinėjimams detalių ir žiūrėti tiksliai į tašką, mane iki vėmimo erzina. Aš negaliu, man jie nepatinka stipriai. Ir aš jų nedarau tiesiog, nes mane jie nepaprastai erzina. Ir aš pabandžiau pasižiūrėti giliau, kame yra priežastis. Ir iš tikrųjų ten kažkur tada, kai paauglystėje sutriko tas regėjimas, buvo nepaprasta paauglystė, ar ne, labai daug įtampos ir baimės ir tai, kai tu nuolat tą patiri, tiesiog kūnas kietėja, galima sakyti, ar ne, ir tampa nesaugu žiūrėti, apskritai nesaugu žiūrėti, geriau užsimerkti, tylėti, nieko nesakyti, pasislėpti ir va taip ir išbūti, kol visa tai baigsis, ar ne, tai tampa nesaugu žiūrėti į detalės. Tai įvairiausių priežasčių. Aš labai daug žinau apie trumparegius. Tai yra paprastai kontroliuojantys žmonės. Labai nori būti dėl menkos savivertės, kuri buvo sulaužyta vaikų darželyje, mokykloje. Jie stengiasi visą laiką būti geri, jie stengiasi būti tobuli, jie viską nori, kad juos nuolat girtų, nuolat nori viską kontroliuoti, nes taip jiems saugiau. Ar ne, labai daug kontrolės. Ir įtampa reiškiasi visokiais būdais. Tai įtampos išraiška. Noras kontroliuoti tai yra tiesiog įtampos išraiška. Noras daug kalbėti. Pavyzdžiui, aš duodu stovyklose
tėvams užduoti tylėti, kol jų niekas nepaklaus. Ir atspėk, ar kam pavyksta. Negali žmonės tylėti. Arba, pavyzdžiui, žmonės trumparegiai, jie negali leisti savo nieko neveikti, tiesiog valgyti siemkų ir žiūrėti filmą. Negali, nes visą laiką yra noras kažką daryti, kad, o kam tu dabar čia veltui tą laiką leisi. Labai daugelis žmonių. Visom kitom ligom taip pat yra tikrai ir santykiai su tėvais, su artimaisiais, su vaikais. Gali būti ta priežastis, kuri įtakoja. Bet aš sakyčiau, pradžia, vis tiek daugeliu atveju pradžia yra tiesiog paprasti fiziniai pratimai, kurie padeda atsipalaiduoti. Ir atsipalaidavimo metu pradeda aiškėti tos priežastys psichosomatinės, nes kiekvieno žmogaus kūnas yra skirtingas, tiek kiek žmonių žemėje yra, tiek pirštų ant spaudų skirtingų yra, tiek priežasčių psichosomatinių skirtingų yra, tiek santykio su savim ir su aplinka, viskas yra skirtingai. Todėl nagrinėti nuo tokių stereotipinių priežasčių, kaip noras kažko nematyti, arba ten, aš kontrolierius, neišeina pakeisti, supranti, gali apsimest, kad tu nekontroliuosi, kaip aš sakau, nekalbėkit, kol jūsų niekas nepaklaus. Neišeina to padaryti specialiai. Tu turi atsipalaiduoti tiek, kad pradėt pasitikėti pasauliu. Tu turi patirti pasitikėjimą pasauliu, patirti, kad tu apskritai nieko čia negali kontroliuoti, kad tu niekas nuo tavęs neklauso. Tada tu kai patiri, tada tu savo žingsniuose kasdieniam gyvenime gali jau daryti tam tikrus dalykus, pasitikėti labiau, patylėti kažkur. O jeigu taip, tai labai sudėtinga. Man už tai nepatinka tas psichosomatinių priežasčių nagrinėjimas, taip, žinai, nes tu turi prajausti, kas pas tave yra. Jo, nes čia galima psichosomatiką nagrinėti per galvojimą, o čia taip ir buvo ten paauglystėje, vienaip kitaip susidėjo viskas ir išgalvoti viską. Arba galima viską išjausti ir pakeisti ir per būsenas labiau, sakant, išgyti per atsipalaidavimą, per paleidimą. Matai, išgalvoti yra labai pavojinga, todėl kad yra tokia taisyklė, žmogaus prigimtis yra dėl netobulų juslių ir netobulo suvokimo šito pasaulio per jusles, žmogus visada klysta. Jis visada klysta, jis negali neklysti, jeigu tik tai vadovaujasi savo juslėm. Ta prasme, tai, ką matau, ką girdžiu, ką prisimenu ir panašiai. Todėl galvoti labai nepatarčiau, nes prisigalvot galima visko. Ir iš to, kas buvo ir ko nebuvo ir panašiai. Bet prajausti, per kūną perleisti, kažkokias praktikas atlikti, kas kūne ir supratimai ateina. Aš labai daug supratimo apie save gavau būtent darydama tas pratybas atsipalaidavimo. Ir tada jau lengviau žingsniuoti, negu išgalvojant. Jo, ir iš tikrųjų, taip apibendrinant, ką maždaug sakėt, vis tiek viso to priežastis yra stresas. Stresas, emocinis stresas, kuris tada sukelia fizinę įtampą. Ta neišspręsta fizinė įtampa ilgą laiką, jinai tada jau turi savo efektą. Tai pavyzdžiui, toje pačioje tradiciniai kinų medicinoje jie taip pat sako, pirmiausia atsiranda emocijos, mentaliniai kažkokie tais blokai ir tada jau per organus ar yra neigiamas poveikis pasireiškia. Tai ta fizinė manifestacija yra paskutinis visos tos kaskados dalykas. Tai taip pat ir su akim. Tikrai taip. Fizinis kūnas yra paskutinė stotelė, kai išraiška jau yra įsisenėjusi problema, kai jinai išryškėja fiziniam kūne. Supratau. Tai dabar norėjau paklausti dėl mitybos ir akių regėjimo, ar per jūsų analizės praktikas pajautimą arba net tiesiog darbą su žmonėm, ar pamatėt, kad mityba turėtų kažkokią tais įtaką? Taip, mityba turi apskritai įtaką žmogaus mąstymui,
gebėjimui reaguoti į šitą pasaulį. Kuo nešvaresnį maistą žmonės valgo, smurtinį, nesuderintą, pervirtą, tuo organizmui reikia daugiau energijos jį valyti, o senstant kūnui procesai, žinom, lėtėja, todėl kūnas neapsivalo taip greitai kaip anksčiau ir pradeda kurtis įvairios problemos. Bėda kokia yra su matai, mityba nėra vien tik tai tas, kas galėtų išgelbėti regėjimą, todėl kad jeigu kakle, pečių juostoje ir galvoje nėra geros kraujotakos, valgyk ką nori, maitinimo regėjimo sistema gero negaus. Ir atsiradus deguonies trūkumui ir medžiagų trūkumui, tinkamų gerų, stygiui, teisingiau, tada pradeda apsinešti lęšiukas, tada pradeda irti tinklainės ląstelės ir panašiai. Mityba yra labai svarbu, tačiau kraujotaka dar svarbiau. Kad būtų gera kraujotaka, kad atneštų tinkamas medžiagas į galvos sritį kraujas. Tai visada, kai yra kataraktos atvejai arba degeneracinių ligų, vyresniam amžiuje, ne apie įgimtą kataraktą kalbam, o apie įgytą vyresniam amžiuje ir apie degeneracinės ligas, kuomet pradeda irti ląstelės, aš visą laiką rekomenduoju tvarkytis mitybą. Rekomenduoju išimti visus gyvulinės kilmės produktus, gydymuisi, ne visam laikui, gydymuisi, tai yra metai, pusę metų, metai, pasninkauti, pabadauti, kitaip ten, žodžiu, tvarkytis dar šaltų vandeniu, akis gaivinti, kad kraujotaka gerėtų. Mityba nėra viena atskirai, mityba yra kartu su kraujotaka, galima sakyti taip. Todėl, aišku, kuo švaresnis maistas, kuo satviškesnis, tuo žmogui bus lengviau. Jo, tiems, kas galbūt seka mano apie Facebook'e maistas yra vaistas, esu parašęs straipsnį apie mitybą akims, regėjimui, tai ypatingai svarbu valgyti daug žalio, neperdirbto, nekaitinto augalinės kilmės maisto, kuris turi daug antioksidantų ir polifenolių. Tai pavyzdžiui, keletas iš tų pavyzdžių galėtų būti granatai, mėlynės, šilauogės, iš esmės visos uogos, žalios lapinės daržovės, daigai. Pavyzdžiui, jeigu kažką norite tokios antioksidantų bombos, tai yra ir brokolių, ir ridikėlių, ir lęšių, ir garstyčių daigai. Tai iš esmės tiesiog akims labai svarbu ir liuteinas, ir zeksantinas, šitie antioksidantai, bet labai geras tiesiog, galbūt gera strategija valgyti tą kuo daugiau spalvų tiesiog mityboje ir kuo daugiau čia jau būtų augalinės, būtent taip pat mitybos daugiau. Tai vat, čia būtų visai gal ir neblogas įvadas tiesiog į mitybą. Ir tada paskutinis klausimas, Sigita, ar galėtumėt truputį keletą galbūt praktikų parekomenduoti? Galbūt kitą kartą galėsim padaryti ir vaizdo įrašą parodyti, bet dabar tiesiog ką žmonės kasdien galėtų kažkokius paprastus, net ir skubantis, lekiantis žmonės gyvenime, ką jie galėtų atlikti, kad, sakykim taip, arba prevencijai, arba tiems, kurie gal jau jaučia, kad kažkas yra ir kad norėtų pagerinti. Ar turit kokių patarimų? Žinai, aš turiu labai daug patarimų, tai čia neužteks dienos turbūt papasakoti jam, bet ką taip skubantis, bėgantis žmonės galėtų išbandyti, tai yra nedegti šviesos, kai jie atsikelia ir pareina namo, kad pabūtų daugiau aklinoj tamsoj. Nes
mūsų vyzdžiai yra atrofavęsi nuo nuolatinio buvimo šviesoje, elektros dirbtinėje šviesoje. Jie nebėra tokie elastingi ir neišsiplečia tamsoj tiek, kiek reikia ir nesusitraukia dienos šviesoj taip, kad akis nebūtų jautrios šviesai. Ir buvimas tamsoje dažniau išeiti pasivaikščioti naktį, vakare į tamsą, kur nėra jokios elektros, tiesiog, kad jeigu, pavyzdžiui, pavyktų vieną kartą per savaitę praleisti 45 minutės aklinoj tamsoj, ką labai sunku dabar įgyvendinti, bet, pavyzdžiui, su vaikais pradėti pažaisti kambariuose, užsikamšyti visus langus, plyšius, kad nebūtų jokios šviesos šaltinio. Ir judėti tik tai, aišku, toje tamsoje reikia, negalima sėdėti ir spoksoti. Tai labai stipriai atsigauna periferinės ląstelės ir vėliau pradedi pastebėti, darant šitas praktikas. Pavyzdžiui, geriau užsidegti žvakės šviesas arba kokias nors druskinės lempas, negu kad elektros lemputės. Tai yra tokių gerų pavyzdžių, apie tai, kaip šviesa dirbtinė neigiamai veikia žmogaus psichiką ir jo fizinę sveikatą. Todėl kuo rasti laiko, atsikėlus ryte, nedegti šviesos, prieblandoj pabandyti. Taip reikės sulėtėti šiek tiek. Grįžus namo, geriau žvakės, nes jų spektras spindulių nedirgina, tai yra natūralus. Ir tada pamatysit, kad pradės erzinti dirbtinė šviesa. Tiesiog pastebėsi, kaip jinai erzina po mėnesio 2 tokių praktikų. Išimsit visas lemputės iš šaldytuvų, nes bus per ryšku. Tualetė susimažins, bus tiesiog šviesa taps per ryški. Žinot, yra puikus pavyzdys apie paukštyną, kuriame vištas laiko 14 valandų per dieną šviesoj, kad jos dėtų kiaušinius ir po metų jos nugaišta. O kaime gyvenančios vištos gyvena 3-6 metus, jų niekas dirbtinoj šviesoj nelaiko. Tai va čia yra pavyzdys apie tai, kaip žmogus dirbtinai prailgindamas savo veiklos laikotarpį elektros šviesos pagalba, jisai tiesiog naudoja savo sveikatos ateities resursus. Taip kad buvimas tamsoje, jisai labai padeda regėjimui. Vyzdžiai plečiasi, jie tampa elastingesni, jie mankštinasi, todėl jie gali perduoti tinkamiau šviesą regos sistemai. Tai va. Čia įspūdinga, ant kiek paprastas dalykas yra ir kiek visi gali tą nemokamai pritaikyti. Tai aš dar papildomai pridėti norėčiau iš savo praktikos, ko užsiemu labiau apie cirkadinį ritmą. Tai reikia atsiminti, kad per akis ir per šviesą, kaip atsakytas sakė, vakare per daug stimulacijos būna, tai jeigu mūsų akis mato daug tos mėlynos LED, taip pat šviesos, tai mūsų miego hormonas melatoninas netiek efektyviai kyla, nes iš esmės, kol žmogus gyveno gamtoje, ateina jau vakaras ir saulė pradeda leistis ir šviesos ryškumas taip pat natūraliai tiesiog blanksta ir pasidaro tamsu. Ir būtent tuo metu tai yra signalas mūsų kūnui gaminti melatoniną, tai yra atsinaujinimo, regeneracijos hormoną, bet ir apskritai jisai skatina miegą. Tai gali žmogus tam tikru metu pradėti jau biškį žiovauti, jau visai gal ir miego norėtų ir panašiai, bet tada ta šviesa, jeigu dabar modernus žmogus įjungia šviesą, apsišviečia visas ir jam tas natūralus fizinio kūno signalas išblanksta ir tada, aišku, žmogus ir mažiau miega, ir melatonino mažiau, ir gilaus miego kokybė yra suprastėję, bet iš esmės pagrindinis tas dalykas vyksta dėl to, nes akys gauna dirbtinės šviesos. Tai, ką Sigitas sakė, kad jūs tiesiog pabandykite vakare priblankinti šviesą, tas yra labai gerai. Taip pat galima, aš pavyzdžiui naudoju Himalajų lempas, kurios labai tokia kaip ugnies, tokia švelnę spalvą duoda ir jau tik tais jas uždegus jau per 1 valandą pradėsit žiovauti. Taip pat galite naudoti mėlyną šviesą blokuojančius akinius vakare ir taip sumažinti įtampą apskritai akims, bet ir skatinti tą sveiką reakciją per akis, per šviesą ir užtikrinti geresnę miego poilsio kokybę, nes įsivaizduoju,
kad kokybiškas poilsis, Sigita, taip pat labai svarbus, kad ir akys atsistatytų. Nu taip, visiškai tu teisus. Aš gal dar noriu sugrįžti prie to, kad apskritai visa hormoninė sistema žmogaus priklauso nuo saulės spektro spindulių. Ir jeigu šitas procesas yra kažkokiu tai būdu į jį kišamasi, tai yra žmogus būna uždarose patalpose prie nuolatinio švietimo, tik tai nepatiria saulės spindulių, dienos šviesos, jis nepatiria tamsos. Tuomet daug sistemų išsiderina, ne tik miego kokybė, bet aišku, miego kokybė yra nepaprastai svarbu regėjimui ir žmogus turi miegoti visiškai tamsoj, negali būti lempų, televizorių, todėl kad optinis nervas net ir užmerkus akis, jisai gauna informaciją iš aplinkos apie apšvietimą, tai tikrai ir šiaip apie viską, jeigu dar yra garsai kažkokie. Ir optinis nervas geriausiai pasiilsi tik tai visiškoj tamsoj. Todėl mes darom palmingą arba prisidengimą delnais, tai yra užmerkiam akis ir dar jas uždengiam delnais. Uždengiam delnais, ne pirštais, delnais. Kad nereikėtų, ne, taip irgi negalima. Ne, turi būti duobutė, tu negali spausti akies obuolio. Turi būti išgaubtas delnas, išgaubtas tavo delnas. Ir akies obuolys neturi būti liečiamas, tu turi galimybę mirksėti po uždengtais delnais. Žodžiu, turi būti išgaubtas, kad delnų kraštai lengvai apspaustų akiduobių kraštus, kad nebūtų spaudžiamas akies obuolys. Tokiu būdu optinis nervas sugeba pailsėti per 6 minutes, bet galima daryti, aišku, palmingą ir ilgiau. Yra žmonės, kurie daro ir po 20 valandų, ir po 15, ir po valandą, ir visaip kaip. Tai optinis nervas gali pailsėti, o šiaip optinis nervas yra turbūt vienas iš tų organų, iš tų, dalių, kuris gauna nepaprastus kiekius informacijos kiekvieną dieną. Jam reikia su tuo dilinti. Tai norint, atsiprašau, dar tą palmingą. Tai va, tai pabandykite. Ta palminga maždaug taip vyksta, kad mes pasiėmė rankas padarome tokias dubenėlius, ane? Ir tada Taip. Ir pirštus reikia uždėti vienus ant kitų, lyg tai padarytum stogelį virš nosies. Kai dedi, taip, pirštai dabar vienos rankos pirštus uždėk ant kitos rankos. Gali taip, tokį stogiuką. Ne, matai, gaila, aš negaliu parodyti, nes tamsu. Esmė yra kokia, kad kai tu uždengsi akis delnais, atsimerkus nebūtų jokio plyšelio, kad nepatektų jokia šviesa. Reikia taip uždengti, kad nepatektų šviesa, nes bet koks šviesos spinduliukas, jisai aktyvuoja vėl optinį nervą. Tai va. Bet aš galėsiu šiaip parodyti. Šitą padaryti bus galima ateityje su geresnė kokybė, bet labai tiesiog įdomu, kad yra tiek paprastų praktikų, kaip galim susigrąžinti regėjimą ir ar tiesiog pagerinti jo kokybę ar užsimti prevenciją. Tai, Sigita, apibendrinant, norėjau pasakyti ačiū labai, kad pasikalbėjome, galbūt žmonėms, kurie ieško dabar atsakymų į regėjimo gerinimą natūraliai, tai įkvėps ir duos kažkokių alternatyvų, o taip pat paklausti ir duoti informacijos, kaip būtų galima jūs rasti, jeigu kažkas norėtų pasikalbėti ar kreiptis pas jūs, kaip jūs galima rasti. Mane visą laiką galima rasti sveikuoliai.lt tinklapyje. Ten yra registracijos į visus mano mokymus, kuriuos aš vedu, ir kursus internetu, ir stovyklas, ir paskaitas tėvams apie vaikų regėjimą. Galima mano kontaktus tenai rasti www.sveikuoliai.lt. Ir Facebook'e aš esu. Ir Facebook'e yra Vilhelmo Horacio Beitso metodas grupė, Telegrame taip pat yra.
ten yra labai daug, jau nebežinau nuo kelintų metų ten tos informacijos naudingos pasiskaityti tiek apie psichomatinės priežastis visų sutrikimų regėjimų, tiek apie pratimus, kuriuos prie vienų ar kitų sutrikimų galima daryti, tiek mano mokytojų, kolegų iš užsienio komentarai apie įvairiausius sutrikimus, kur gydytojai sako tik tai taip ir ne kitaip. Reikia ir, žodžiu, nes šitą metodą yra ir nuostabių gydytojų oftalmologų, kurie derina savo praktiką su Beitso metodu arba jau iš vis paliko tą praktiką oftalmologijos ir išėjo tiesiog padėti žmonėms susigrąžinti natūralų akių regėjimą, o ne dėti akinius ir išrašinėti, kaip viena kolegė sako, iš čekijos, išrašinėti akinius ir akių spaudimą mažinančius lašiukus. Viskas oftalmologo darbas. Atsiprašau, nenoriu labai supaprastinti, nes šita specialybė yra nepaprastai reikalinga tuomet, kai reikia gelbėti regėjimą, ar ne, plyšus tinklainiai, traumoms įvairioms atsitikus, tai yra be šitų specialistų stebuklingų rankų mes tikrai nukentėtumėm labai stipriai, tačiau yra vietų, kur mes galim labai patys savo padėti. Ir kaip visur yra visą laiką toksai, žinot, bandymas tiesiog savo pacientų auginimas. Kaip verslas auginasi savo klientus, moko vaikus gerti, palaidą gyvenimą gyventi, azartinius žaidimus lošti ir taip toliau, jie tiesiog auginasi tam tikrais būdais, reklamomis, akcijomis įvairiomis, straipsniais ir panašiai. Taip ir šitos profesijos medicinos pats auginasi savo pacientus, išrašinėdamos akinius, dėdamos vaikam akinius visiškai be reikalo ir nesigilindamos į galimybės, kaip vis dėlto tą regėjimą tikrą akių sugrąžinti. Tai va, gerai, tada supratau, jeigu kažkam bus aktualios tos alternatyvos ir kursai arba informacija, tai būtinai pasižiūrėkite Sigitos Labutienės Facebook'e ir grupėje apie Beitso metodą ir sveikuoliai.lt galite rasti šitos resursus. Tai ačiū visiems ir būkite sveiki. Iki.